Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko padaliniai iškilmingos priesakos ceremonijai išrikiuoti. Rikiuotės vadas majoras Salys. Sveiki, kariai! Jaunesnysis eilinis Žygimantas Andrijauskas Veišliku prisiekiu. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Negailėdamas jėgų ir gyvybės. Ginti Lietuvos valstybę. Jos laisvę ir nepriklausomybę. Sąžiningai vykdyti. Lietuvos Respublikos konstituciją. Įstatymus ir savo vadų įsakymus. Saugoti visas man patikėtas paslaptis. Pasižadu būti doras. Ir garbingas Lietuvos karys. Nepadeda man Dievas. Tėvynės labui! Brangūs kariai, ką tik prisiekėte tarnauti tėvynei ir ją ginti. Net saulė nušvito. Manau, kad esate palaiminti tikrai. Vien tuo, kad pasišventėte ir norite būti tėvynės gynėjais. Todėl džiugu matyti jūsų tiek daug, nebijančių imtis atsakomybės už savo tėvynę ir savo artimuosius. Kai kurie ką tik prisiekėte tėvynei. Stodami į bazinius karinius mokymus, jūs jau parodėte, kad norite būti tais, į kurių ryžtą ir pajėgumus šalis galės atsiremti, kai to prireiks. Būti naudingam valstybei. Kiekvieno mūsų pasirinkimas ir galimybė. Savanorystė grįsta buvo beveik prieš 100 metų atkurtos Lietuvos kariuomenės pradžia. Savanoriais tapo piliečiai, suvokę pareigą apginti tautos svajonę. Šiandien šioje aikštėje kūrėsi ne tik Lietuvos, bet ir viso Šiaurės Atlanto aljanso saugumo ateitis, prasidedanti nuo atskirų žmonių valios, prisimti atsakomybę už savo šalies saugumą. Taip individualus ir laisvas apsisprendimas virsta tvirta kolektyvinė gynyba. Kalbėdama apie kolektyvinę gynybą, žvelgiu į profesinės tarnybos karius, jau pasižymėjusius NATO operacijose Afganistane ir kitose tarptautinėse operacijose. Lietuvos kariai nuolat sulaukia aukštų sąjungų įvertinimų. Todėl, brangūs kariai, apdovanojimai šiandien, kuriuos netrukus įteiksiu, tai visos Lietuvos žmonių nuoširdi padėka, pasididžiavimas ir viltis, jog prireikus jūsų drąsos užteks mums visiems. Dėkoju visiems Lietuvos kariams už tai, kad pasirinkote pareigą tėvynei, už tai, kad esate visada pasirengę. Taip pat dėkoju jūsų šeimoms už tvirtą palaikymą ir supratimą. Sveikinu visus čia esančius ir visus Lietuvos karius su ateinančia Lietuvos kariuomenės diena. Ir linkiu, kad ji taptų ne tik šventę kariškiams, bet ir aktyvių kvietimų mums visiems Lietuvos žmonėms būti atsakingais savo tėvynės kariais.
pirmiausia, norėčiau turbūt ilgiau atsakyti, grįžtant į 8 metus, 2008, kai Lietuva apsisprendė labai staigiai nutraukti šauktinių kariuomenės formavimą ir perėti tik prie profesionalios kariuomenės. Tai iš ties tokiai valstybė kaip mes yra labai brangi prabanga. Ir toks staigus kariuomenės sumažinimas ir tik brangios kariuomenės turėjimas netitiko mūsų poreikių ir NATO gynybos koncepcijos poreikių. Todėl ir buvo prieita prie išvados, kad reikia turėti ir profesionalę, bet tuo pačiu kurti ir rimtą paruoštą rezervą. Ir iš ties per šios 3 metus buvo labai daug pasiekta, nauja karinė gynybos koncepcija priimta ir jau beveik 1500 tokių žmonių paruoštų, kurie tikrai yra pasirengę ginti tėvynę. Ir tai yra tas variantas, kuris tikrai mums tinka, nedideliai valstybei, kuri gali turėti mobilę, greitą, nedidukę kariuomenę, bet labai mobilę, profesionalią kartu su pasirengusiais rezervo kariais. Svarbiausia, kad tai savanoriškų pagrindų, tai noriu paminėti.